Turėjome daug gero laiko suprasti, kodėl pralaimėjom rungtynės, išsiaiškinti visas taktinės klaidas, emocinės klaidas ir turėjom tą gerą laiką suvirškintas visas klaidas ir jeigu žaisime kartu, turim visus šansus. Rekordinis Peristeri pasirodymas Čempionų lygoje, 110 taškų praėjusiose rungtynėse. Ką ruošitės daryti kitaip, siekdami sustabdyti tokį jų puolimą? Realiai mes patys pavertėm juos geresniais žaidėjais, vadinkim taip, nes visą laiką sakau aš tą patį, kad potencialas varžovų yra visą laiką didelis ir priklauso nuo taip, kaip tu leisi jiems žaisti. Tai mes jiems leidom žaisti ir tikrai pavertėm juos gerai žaidėjais, bet išsiaiškinom, sakau, kur klydom ir stengsimės tų klaidų jau nebekartot rytojaus rungtynės. Pasiruošimui turėjote visą savaitę, kadangi savaitgalį buvo atšauktas rungtynės su Lietkabeliu. Kiek tai galbūt padėjo, kadangi turėjote daugiau treniruočių arba galbūt kažkuo pakenkė, kadangi šiek tiek sumažėjo rungtynių? Mums labai svarbu prieš ateinančias rungtynės, kad žaidėjams būtų labai aišku, ką mes norim žaisti, kaip mes norim ypatingai gynybai kokius mažus pokyčius padaryti. Ir tam reikia laiko. Jeigu būtume žaidę su Panevėžio komanda, tai manau, to laiko automatiškai tikrai būtų mažiau ir plus Panevėžys žaidžia kitokią gynybą, tai ir kitokios treniruotės būtų, kitoks pasiruošimas, šiek tiek išeitume iš to ritmo, vienas rungtynės per savaitę, tai man nėra kažkokia kliūtis, nes ne pirmas, ne antras kartas šį sezoną, turint omeny, koks yra tvarkaraštis BCL, mes žaidžiam tų rungtynių mažiau negu tos kitos europinės komandos, tai čia tikrai nėra kliūtis, o pasiruošti, ypač po tokių rungtynių, kokias uždėm pirmas rungtynės, tikrai reikėjo laiko. Ir pabaigai, kokia šiuo metu yra žaidėjų fizinė būklė, tai kalbant ypatingai apie Džiaviną, kuris praleido praėjusius rungtynės. Džiavinas jau paskutinės 2 treniruotės sportavo, viskas yra gerai su juo, aišku, ten tų minimalių traumų kažkokių yra visą laiką pas kiekvieną žaidėją, bet čia tokios rungtynės, ta rungtynių kategorija, kai tu turi paruošti savo kūną ir tos mažos minimalios traumelės, tai joms niekam neįdomu, turim eiti, pasiruošti statyti kūnus ir kautis žymiai geriau, negu mes tą darėm pirmose rungtynėse.